2013 metai Kupiškio rajono savivaldybei buvo nelengvi. Kelintus metus po ekonominės krizės formuojamas deficitinis biudžetas. Didžioji jo dalis buvo skirta švietimui, kitos dalys socialiniai apsaugai, bendroms valstybės paslaugoms, poilsiui, kultūrai ir religijai, aplinkos apsaugai, ekonomikai ir panašiai. Nuo 2009 metų Kupiškio rajono biudžetas praktiškai nekinta. Jo bendras dydis yra apie 55 milijonai litų ir iš tų pinigų mes turim visus metus išgyventi. Biudžetas susidaro iš keletos dalių. Tai yra valstybės dotacijos, įvairios subsidijos, kurios Kupiškio rajono sudaro apie 60% biudžeto. Kitos pajamos tai yra gyventojų pajamų mokestis, žemės nuomos mokestis, nekilnojamo turto mokestis, įvairios rinkliavos. Likusi 40% mes maždaug surenkam iš šitų mokesčių. Visos lėšos patvirtintos tarybos leidžiamos pagal 5 programas. Savivaldybė vykdo valstybės deleguotas funkcijas ir savarankiškas funkcijas. Valstybės deleguotom funkcijom į mūsų biudžetą ateina tam tikros lėšos, kaip pavyzdį pasakysiu, tai yra švietimo sistemai skirtas lėšas, tai yra mokinio krepšelis ir kitoms funkcijoms vykdyti, kurias mes turim užtikrinti kaip viešas sektorius. Žmonėms atrodo, kad pinigus galim leisti taip, kaip kas sugalvojam, kaip įsivaizduojam, bet kaip ir minėjau, visos biudžeto lėšos yra sudėliotos į 5 programas ir tik tai tose programose numatytom funkcijom vykdyti lėšos yra skirstomas. Tik rajono savivaldybės taryba gali tas lėšas perskirstyti. Mero funkcija ir savivaldybės tarybos funkcija yra prižiūrėti, kaip administracija tarybos patvirtintą biudžetą vykdo. Pernai pasispausti vėl buvo priversta ir pati savivaldybė ir jai priklausančios įstaigos bei įmonės. Nepaisant to, ieškota sprendimų, kaip prisidėti prie europinių projektų, tęsti pradėtus renovacijos darbus. 2013-aisiais pavyko įgyvendinti nemažai investicinių projektų. Pagal projektą Lizavos gyvenvietės bendro naudojimo sausinimo sistemų statyba drenažu numelioruotas 50 hektarų plotas, įrengti vandens nuleistuvai, drenažo šuliniai, žiotys, rinktuvai ir sausintuvai. Projekto Kupiškio rajono kaimų ir miestelių gatvių apšvietimo įrengimas ir renovavimas metu buvo apšviesta net 16 rajono gyvenviečių, įrengta beveik 11,5 km apšvietimo tinklų. Vykdant projektą Kupiškio miesto krantinės ir Purėno gatvių rekonstrukcija ir pėsčiųjų dviračių takų įrengimas, buvo suremontuotos krantinės ir Purėno gatvės. Jose paklotas asfaltas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai šaligatviai. Pagal projektą Skapiškio miestelio centrinės aikštės sutvarkymas, aikštė buvo išklota betono trinkelių danga, pakeistos 8 apšvietimo atramos. Įgyvendinant projektą Piragių kaimo paplūdimio viešosios infrastruktūros sutvarkymas, buvo pastatytas naujas gelbėtojų namelis, pontoninis tiltas, pavėsinė, stalai ir suolai, paplūdimyje supiltas smėlis, pasėta veja. Pernai buvo pradėti įgyvendinti ir kiti projektai. Buvo pradėti parengiamieji darbai, siekiant įgyvendinti projektus Kupiškio rajono Švento Kazimiero vaikų globos namų infrastruktūros modernizavimas, prielaidų spartesniai ūkinės veiklos diversifikacijai Skapiškio miestelyje sudarimas ir Kupiškio socialinių paslaugų centro infrastruktūros modernizavimas. Kiti projektai įvykdyti. Projektų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone. Buvo siekiama renovuoti nuotekų valymo įrenginius. Pastatytas naujas technologinis pastatas. Įrengta naujų nuotekų ir vandentiekio vamzdžių, pastatyti 2 bioreaktoriai su antriniais sodintuvais. Avarinė dumblo talpa, anaerobinė talpa, pastatyta stoginė dumblo sandėliavimui. Vykdant projektą Uždumblėjusio Varležerio ežero išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms, buvo valomos apaugusios pakrantės. Užpelkėjusi teritorija išvalytas net 1 hektaro ir 38 arų ežero plotas. Iš jo išvežta 17 000 kubinių metrų dumblo. Iškirsti pakrančių menkaverčiai medžiai ir krūmai, pasėta žolė. Pagal projektą prielaidų spartesniai ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste sudarimas buvo renovuoti net keli objektai. Subačiaus kultūros namuose atliktas kapitalinis vidaus ir išorės patalpų remontas. Įsigyti baldai, apšvietimo ir garso aparatūra. Skirta koncertiniai veiklai, sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė. Suremontuota Aukštaičių gatvė ir šalia einantis šaligatvis rekonstruotoje sporto aikštelėje įrengti lauko teniso kortai, krepšinio tinklinio aikštelė, pėsčiųjų takai.
Projekto Skapiškio pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas metu apšiltintos sienos, stogas, keisti langai, durys, rekonstruota katilinė, įrengtas naujas apšildymo katilas, sutvarkyta pastato aplinka, šaligatviai. Įgyvendinus projektą Kupiškio vaikų lopšelio darželio Sulutė modernizavimas buvo įrengtas metodinis kabinetas. Suremontuotos 4 antro aukšto grupių ir tualetų patalpos, 1 ir 2 aukšto grupių virtuvėlių patalpos, 1 aukšto rubinėlės ir laiptinė. Toliau tęstas projektas Palėvinės buvusio Dominikonų vienuolyno ansamblio pritaikymas turizmui. Šio etapo metu atlikti buvusio Svirno remonto darbai. Remontuotos sienos, keisti langai ir durys, atlikti kiti darbai. Projekto metu Kupiškio rajono kaimų gatvių kapitalinis remontas, išasfaltuotos 9 gatvės Paketuriuose, Uoginiuose, Salamiestyje, Palėvinėje, Skapiškėje ir Šimonyse. Šiaip Kupiškio savivaldybė vykdo daugybę projektų. Ir kartais pasigirsta tokių kalbų ir iš gyventojų, iš tarybos opozicijos, kad ne tuos projektus reikėtų įgyvendinti, ne ten pinigų skirti, bet noriu pasakyti, kad ypatingai pasinaudojant ES struktūrinę paramą, lėšos yra skiriamas tam tikrom programom. Kaip pavyzdį, viena iš tokių priekaištų, kuriuos mes gaunam, kad pinigai išmetami į balą. Tai jeigu kalbėti apie tai, apie Skapiškio ežero ir Varležerio valymą. ES priemonių plane yra tokia programa vandens telkinių būklės gerinimas ir tik tai priemoniai, tik tam darbui atlikti tos pinigus galime skirti. Žinoma, mes galime jų atsisakyti, bet ar būtų protinga atsisakyti, kaip pavyzdį, 85% skiriamų lėšų, kai reikia prisidėti tik 15% savų. O problema vis tiek yra. Mes nedarom darbų šiaip sau sugalvoję. Tai visi tie darbai ir rinkimų programas, ir į savivaldybės metinius darbo planus yra traukiami dažniausiai atsižvelgiant į gyventojų prašymus, į įvairių problemų sprendimą. Taip kad tas priekaištas, kad pinigai gali būti panaudoti kitaip, yra visiškai neteisingas. Nuo 2013 metų gegužės Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis yra Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkas, iki tol buvo nariu. Pagal vietos veiklos grupės patvirtintą strategiją, kaimo bendruomenės rašė projektus ir juos įgyvendino. Kaimo bendruomenės pastaruoju metu aktyvios organizacijos, visomis išgalėmis siekiančios, kad kaimas neišnyktų, gyvuotų ir klestėtų. Net kelios jų praėjusiais metais šventė įkurtuves renovuotose patalpose. Džiugu, kad ES investuoja į Lietuvos kaimus. Galime pasidžiaugti ir tuom, kad mūsų partneris yra Kupiškio rajono savivaldybė. Uoginių kaimo bendruomenė pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės strategiją pateikė projektą Jaukus bendruomenės namai kaimo žmogui. Projektas buvo pradėtas rugsėjo 12 dieną, baigtas lapkričio 30. Bendra projekto vertė 139 857 litai. Už šiuos paramos pinigus buvo suremontuotos patalpos. Pernai buvo atidarytas ir renovuotas patalpas persikėlęs Kupiškio ligoninės vaikų ligų skyrius. Tam pinigus skiria savivaldybės taryba. Šitas mūsų skyrius dabartinis renovuotas, atremontuotas tikrai yra pats jaukiausias, pats spalvingiausias, šviesiausias. Ir mes visi labai tikime, kad mūsų šitam naujame jaukiame skyriuje greičiau sveiks mūsų mažieji pacientai, šypsosis mamos, bus labai lengva dirbti kolegiams ir visam slaugančiam personalui. Toliau kryptingai siekiama, kad Kupiškis taptų žaliuoju miestu. Būtų švarus, ekologiškas, saugus ir patrauklus tiek gyventojams, tiek miesto svečiams. Nemažai padaryta turizmo plėtros srityje. Sukurta patrauklių turistinių maršrutų, atsinaujino ir Kupiškio pamarys. Įgyvendinus projektus pastatytas pontoninis tiltas. Įsigytos 2 12 vietų vikingų valtys, įkurdinta vandenlenčių ir snieglenčių trasa. Kupiškis yra tokia gera vieta, yra Kupiškio marios, kas yra vienas šiaip lankomiausių objektų Kupiškė ir galvoju, kažko trūksta, kad kažkas trauktų būtent ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjus. Tai ir apskritai Kupiškį pramogų trūksta. Tai pagalvojau, šita būtų mintis tikrai puikiai. Ėmiausi darbų ir pradėjom po truputį derinti, ieškoti perspektyvų, ieškojom iš tikrųjų ir kas dar daugiau daro tokius parkus. Tai radom ir Latvijoje, ir Estijoje tas firmas, kurios būtent tokie užsiema ir įranga, ir apmokymais ir panašiai.
Po 2013 m. vasarą vykusio susitikimo su Kauno klinikų medikais savivaldybės vadovas pradėjo aktyviai ieškoti galimybių aukciono būdu surinkti lėšas ir jas skirti skaitmeniniai akių dugno kamerai įsigyti. Neabejojama, kad ši pažangi diagnostinė įranga galės pagelbėti ne vienam 100 kupiškėnų. Naujos technologijos jos padeda priartinti aukštos kvalifikacijos sveikatos patikrų pagalbą nutolusių rajonų gyventojams. Mūsų tikslas yra, ankstyva akių ligų diagnostika, o taip pat profilaktika jau sergančių žmonių, profilaktika galimų komplikacijų. Padėtis yra kokia, kad jeigu kaimo žmogus sunkiai pakliūva pas akių gydytoją, pas jisai ateina pavėlavęs. Kitas dalykas, jūs gal ir esat girdėję apie telemediciną. Nuotolinė konsultacija, nuotolinė medicina per atstumą. Diagnostika vakaruose net gydymas yra, net chirurgija yra. Ateityje, jeigu jūs, turėsite įsigiję tam tikras technologijas, jūsų Kupiškio, akių gydytojas Petraitis daktaras, jeigu jisai turės šitą prietaisą, tai jisai galės daryti nuotraukas, kas jam neaišku, jis galės siųsti ne žmogų, o vaizdą pradžiai ir pasakyti, ir pasiklausyti, ar reikia tam žmogui pagalbos rimtesnės, ar pakanka rajono pagalbos. Ir mes tą atsakysim jam. Metus užbaigusiame mero padėkos vakare vykusiame Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre, Jonas Jarutis dėkojo rajono įstaigų, įmonių, organizacijų, bendruomenių vadovams, verslininkams, kitiems asmenims per praėjusius metus labiausiai prisidėjusiems prie gyvenimo sąlygų Kupiškyje gerinimo. Taip pat šio renginio metu buvo paskelbti 8 nominacijų konkurso Kupiškio rajono metų geriausieji nugalėtojai. Šita tradicija, kuri tęsis jau daugiau kaip 10 metų, kada prieš didžiasias metų šventes, pagrindinės šventes, mes susibarėme į vieną krūvą, pabūti kartu, pasidžiaugti nuveiktais darbais, paplanuoti, ką veiksim sekančiais metais. Na ir žinoma, jau 3 metus šiemet mūsų sugalvotos sidabrinių Dobil nominacijos. Tai yra tiesiog būdas įvertinti žmonės, kurie galbūt šiais metais įdėjo patį svariausią indėlį mūsų manymų, jų suteikimų, komisijos sprendimų. Savivaldybės vadovas nuoširdžiai dėkojo kupiškėnams, verslininkams ir kitiems geros valios žmonėms, kad jie prisidėjo prie pirmąkart organizuoto labdaros aukciono. Nors padėkos vakaro metu buvo surinkta net mažiau nei pusė reikiamos sumos, tačiau meras džiaugiasi pavykusių pirmųjų bandymų, aplinkinių palaikymų ir vilėsi kitais metais tęsti tradiciją bei surinkti lėšų nemažiau svarbiai intencijai. Deja, yra ir neišspręstų problemų. Meras pripažįsta, kad nedarbas rajone išlieka pagrindinė problema. Neįsikuria ar neatsikrausto naujos verslo įmonės. Kas savivaldybės jėgom, tai mes rengiam žemės sklypų detaliuosius planus, kurie perspektyviai gali būti pateikiami verslui plėtoti, gamykloms statyti, darbo vietom kurti. Noriu pasakyti, kad tiesiogiai savivaldybė darbo vietų nekuria, tik gali sudaryti prielaidas atsirasti darbo vietom. Tai kaip ir minėjau, tai yra sklypų parengimas, tam tikrų lengvatų, o lengvatos teoriškai yra 2, tai yra žemės mokestis ir nekilnojamo turto mokestis. Didelė dalis problemų, dėl kurių, į provinciją nesikuria verslas, vis tiek yra sąlygota centrinės valdžios tam tikrų biurokratinių slenksčių, apie kuriuos mes eilę metų kalbam. Kaip pavyzdys, teritorijų planavimo dokumento rengimas, jis kartais susitęsia iki 2 metų, tai čia optimistinis variantas. Yra pavyzdžių, kad ir daugiau. Rajono savivaldybės taryba ir administracija deda visas pastangas, kad paruošti dirvą galimam verslo atėjimui, o jau toliau yra verslo rinktis. Taip pat reikia pripažinti, kad praeitais metais nepavyko įgyvendinti keletą mums sumanytų projektų. Autobusų stoties renovacija, jaunimo centro renovacija, vis dar nepavyksta užbaigti pirkimo procedūrų Adominės tvenkinio išvalymo, bet jau tikiuosi, kad ateinančiais metais tas tikrai bus padaryta. Bet mes nenuleidžiam rankom, ieškom kitų galimybių. Kaip pavyzdį vėl noriu pasakyti, kad jaunimo centras, dėl jaunimo centro renovavimo yra pateikta paraiška kitiem fondam, Norvegijos finansinių mechanizmų fondam, ir turime viltį, kad tas projektas bus tinkamai vertintas ir gausim finansavimą. Ir problema pajudės iš mirties taško.
Daugumos problemų sprendimą ar gražių iniciatyvų įgyvendinimą riboja nepalankios finansinės galimybės ir įstatyminė bazė. Iki minimumo ribojantis savivaldos institucijų galimybės, tačiau Jonas Jarutis kviečia neprarasti vilties ir tikėti, kad pamažu pavyks įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, bei dėkoja visiems palaikiusiems savivaldybės vadovo idėjas, parodžiusiems iniciatyvą, prisidėjusiems prie atliekamų darbų, davusiems teisingus patarimus, suteikusiems reikalingą pagalbą sudėtingame ir atsakingame darbe.